Laba diena. Ačiū, kad susirinkot į PDBI įvadinius mokymus pastatų inžinerinių sistemų prižiūrėtojams. Šiandien jums trumpai pristatysim PDBI sistemos veikimo principus, o po pristatymo paliekam laiko klausimam, į kuriuos bandysim atsakyti. Klausimus prašom užduoti klausimų atsakymų rubrikoje. Ir dar turbūt paminėsiu, kad mokymai bus įrašyti, po to patalpinti Aplinkos ministerijos YouTube kanale, tai su jais galima bus susipažinti ir papildomai. Ir turbūt perduodu žodį kolegai Gyčiui. Gero klausimo. Sveiki visi. Šiandien gal pradėsim nuo to, kad kokią aplinką matot. Tada perėsim prie to, kaip jūs patampat prižiūrėtojais, techninės prižiūrėtojais, sistemų prižiūrėtojais. Ir tada perėsim per visą funkcionalumą. Tai mūsų dienotvarkė būtų tokia. Dažnai užduoda klausimą, o kaip prisijungti prie sistemos. Prie sistemos prisijungiam per TPS vartus. Tada einam į vertinant pastatus. Šitą vietoje jungiatės per e-valdžios vartus. Aš jungsiuos truputėlį kitaip, bet iš principo matymas yra lygiai tos patys. Tiesiog čia būdas, kaip prisijungiam. Tada čia matysit kažkokias savo rolės. Jeigu esame, vėlgi, kalbam apie techninę priežiūrą, sistemą priežiūrą, tai būsime turbūt techniniai prižiūrėtojai. Ir turim pastatus, kurie jau mums yra priskirti. Pažiūrėkime iš arčiau, kaip tai atrodo. Turim pagrindinį langą, kur matosi pastato vieta, išdidinta žemėlapis. Toliau matom, kas yra valdytojai, matom, kas yra prižiūrėtojai ir matom kitus dalykus. Čia viskas yra organizuota taip, kad mes matytumėm statant technikos priežiūros žurnalą. Pagal STR reikalavimus sudėtos visas mūsų lentelės iš antro priedo. STR'as yra 1, 07, 03, 217, antras priedas, kalbam būtent apie šitą STR. Dabar kaip jum patekti kaip techniniams prižiūrėtojams, tai pirmiausia reikėtų pasirašyti sutartį su pastato valdytoju. Dabar pabūsim Kaune, šiandien pasisvečiuosim. Ir šio pastato valdytojas demonstracijos visai prisiskyręs, nes šiaip tai matom, kad pastato valdytojas yra parinktas pagal JARą iš registrų centro. Ir dabar su jumis sudarysiu aš sutartį, ne? Nes kol kas matom, kad techninį prižiūrėtojų, kas tik yra mano kolega priskirtas, jeigu reikės, jo paprašysim gal kokį parašą padėti, jeigu to reikalaus mūsų funkcionalumas. Ir dabar žiūrim, kaip tai atsiranda. Esu kol kas pastato valdytojas. Kaip pastato valdytojas, tai sudaro sutartį ir su pastato valdytoju ar bendrija. Ir šičia mes šitą sutartį, nežinau, ar galiu nutraukti, gal nesudarysiu naują. Sudarau naują, įvesim arba juridinio asmens kodą, arba fizinio asmens kodas susivedam. Juridinio tai čia bus įstaigos kodas arba asmens kodas. Šiuo atveju tarsi tai būtų sudarytas su manim asmeniškai. Sistema įvedus asmens kodą detektuoja, kas tai per žmogus. Ir šičia čia kol kas padaro šitą dalyką, daro namo valdytojas. Taip, jisai sako, pagal šitą sutartį yra teikiamas 4 tipai paslaugų, parašymas sutarties numeris, pavyzdžiui, 2509, tegu 25, jis galioja šiandien, ir ta sutartis turbūt galios ilgalaikę, duodam keletą metų, kiek jinai čia galioja. Vėlgi, pagal sutarties aprašą patį. Ir spaudžiam patvirtinti.
Tai patvirtinus, ką pastato valdytojas jums pasakys, kad sakys, žiūrėkit, sutartis registruota tokią dieną ir sutarties numeris yra toks ir toks. Šitie du skaičiai yra svarbus. Einam tada mes į techninį prižiūrėtą, jungiamės jau kaip techninį prižiūrėtą, kol kas matom, pilną pastatą mes neturim, bet mes galim paspausti pridėti pastatą. Šičia įsivedam įmonės kodą arba asmens kodą, kadangi buvo su asmeniu sudarytas, suvedam asmens kodą, ir čia jums reikia sutarties numerio, kurį mums pasakė pastato valdytojas 25 09 25. Ir įsigaliojimo data. Kokia yra. Šitą suvedam, tęsiam, mums atsiranda antras langas. Pagal šitą sutartį parodo, kokie pastatai mums priklauso sudaryti, tai pasirinkam šitą pastatą, įvedam savo darbovietės adresą, įvedam pareigas, įvedam priskyrimo pagrindą, kad įsakymas NR kažkoks tai, įvedam priskyrimo datą ir renkamės paslaugų tipus. Žinau, kad šiandien susirinkę yra ne techninių, surinkę žmonės, kurie dirba su sistema, bet pakomentuosiu visus 4 paslaugų tipus. Tai pirmas tipas, jeigu aš kaip techninis prižiūrėtojas, jeigu aš teikiu nuolatinę pastatų techninės priežiūros paslaugą, pasižymiu šitą. Jeigu dalyvauju kasmetinės kasmetinės apžiūros ar neeilinės apžiūros komisijos ar su komisijos pirmininkas, tai pasirenku pastatų apžiūrą. Ir tai, ko mes šiandien susirinkom, tai turbūt aš esu tas žmogus, kuris prižiūri sistemas, šiluminės sistemos, sakyta, tai deduosiu šitą. Ir jeigu aš esu sistemų efektyvumo tikrintojas, tai renkuosi šitą paslaugų tipą. Šitie visi paslaugų tipai gali būti tik tie tipai, kurie buvo aprašyti sutartyse, ką mes buvom susitarę su pastato valdytoju. Ir priskyrimo datą įsirašom padarbuotinių šiandien. Sutartis gal ir galioja ten eilę metų, mes sakom, kad dirbsim truputį mažiau. Sistema leis tiek ir leis dirbti. Svarbiausia, kad neprasilenkia mūsų datos. Ir spaudžiam pradėti. Paspaudžius pradėti, pas mus atsiranda naujas pastatas. Įveinam į pastatą, jau matom šiokią tokią informaciją. Kol kas matau, kad nesumaičia vėl duomenys kol kas. Tai va. Ir mes jau turim pilną meniu, matom, pagal tai, kad esam sistemų prižiūrėtojai. Tai kas mus domina šita dalis. Šildymo ir vėdinimo sistemos. Čia turim bendrą aprašą ir toliau turim pagal punktus, turim sekančias dalis. Tai dabar mes nusprendžiam, kad mes ateiname dabar, šildymo sezonas artėja, tai turėjom būti pasirašę parengties šildymo sezono aktą. Tikiuosi, kad jūs tą padarėte, bet pažiūrėsim, kaip tą padaryti per pastatų duomenų banką. Pasirenkam, kad pastato parengties šildymo sezono aktai ir matom, čia kažkas anksčiau buvo patvirtinti aktai, kažkas buvo patvirtintas, kažkas dar laukia pasirašymų ir mes spaudžiam naują. Spaudžiam naują aktą ir turim šalia matom meniu punktus, kuriuos turėtumėm visus užpildyti tam, kad tas aktas būtų pasirašytas. Taip? Tai visa šita forma atitinka teisės aktų formos, tik tai tiek, kad jinai yra suskaitmeninta. Ir pradedam nuo kokias mes atlikom šildymo sistemos praplėtimą. Atlikom. Susižymim, kad atlikom visi tie dalykai, kas buvo atlikta. Tarkim, neaktualu, nes neturim. Vėl atlikom. Neaktualu dėl kokių nors priežasčių ir toliau, tarkim, yra neaktualu. Tai tiesiog žymiu tai, kas aktualu ir neaktualu galėtų būti. Dabar, jeigu mes esam tą dalyką atlikę kitais aktais, tai įrašom, kada mes tam buvom padarę. Tarkim, taip nutiko, kad visi tie mūsų darbai buvo atlikti šiais metais. Kam pernai, kas nepernai, bet sudam, kad yra šiais metais, kas yra atlikta, ne? Ir sakom, kad čia yra atlikta šitą dieną, atlikta. Surasim, kada atlikta, kurią dieną buvo,
buvo atlikti šitie duomenys. Ir jeigu tai buvo atlikta, tai mes dar surašom, koks ten buvo pas mus akto numeris, kurių fiksavom, kad šildymo sistemos pravedimas atliktas, atitinkamai ir su kitais tą patį padarom, ne? Sudėm tokią informaciją. Taip, vėl atlikta. Čia surašom tuos aktų numerius, pagal kuriuos iš tikrųjų šitie dalykai buvo atlikti ir mes tuos aktus turim pas save, taip? Toliau sakėm neaktualu. Jeigu neaktualu, tai galbūt yra neturima sistema, gal kitos priežastys, dėl ko mes to nedarom ir tas net neįmanoma padaryti, nes ne visi punktai tikrai yra kiekvienam name. Tą mes suprantam ir galime parašyti tokį prierašą. Iš tų aktų mes nekeliam, nes neturim fiziškai ką kelti. Kai sukeliam, bandom įdėti toliau. Prasileidom vieną datą, sistema mums sako ne, kol kas dar nekeliauja. Tai panašu, kad suvestas visas datos ir mes sėkmingai perėm į sekantį žingsnį. Žingsnius galima pildyti kokią nori tvarką. Čia nėra jokio reikalavimo. Vėlgi, kad kas atsakingas už šeimos ūkį, kokia data, koks darbuotojo pažymėjimas, kada jis buvo išduota, kas numeris, kas toksai, kokios pareigos, toliau pildom sekančias dalis, susipildom vėl, susipildom pažymėjimo numerius ir davimo datas, čia šviežioji datoj, kas nutiko, ir važiuojam toliau į sekančią dalį. Kaip pas mus yra su pačiais kontroliniais matavimo prietaisais, yra tvarkingi, netvarkingi, tą pasižymim. Ir tada vėlgi, kad turim vėlgi visą krūvą parametrų, ką mes galėtumėm čia suvesti. Vėl matom, kadangi buvo 9.9, tai sistema tą pasiūlo automatiškai, nereikėtų rankas suvedėjant. Ir mes pasakom, iki kada visą tai galioja. Turbūt galioja patikros truputėlį ilgiau. Tai tą ir suvedam. Čia galioja, čia visas šitas mums galioja. O vėdinimas, tarkim, vėdinimo mes neturim, sakom ne, tokio prietaiso pastate nėra. Toliau turbūt, kaip pavyzdys, čia galim būti kitaip, ko mes iš tikrųjų neturim. Sistema vis tiek paprašys užpildyti, tai sakom, bet tokių prietaisų mes pas save neturim. Ir spaudžiam tęsti. Viską atlikom teisingai, perėmėm į sekantį žingsnį. Ir kas dabar čia pas mus tas apskaitos prietaisas savo? Turbūt šitas asmuo, kas yra, jo pareigas įvedam, paštą, jo telefono numerį. Ir natūralu, kuriam adrese tai daroma. Susivedam, judam toliau. Išvados, kad paruoštas, kada paruošta, data jas rašo automatiškai. Taip, ir važiuojam, kas yra tie tvirtintojai. Tai galiu pridėti kitą asmenį, jeigu čia ne aš. Galiu pridėti save per čia, arba galiu iš karto toksai papildomas mygtukas, kad būtų greičiau. Tai pridedu save iš karto. tą padarius, spaudžiu patvirtinti, kad pasiruošiam tvirtinimui, sistema patikrino, jokių klaidų nėra ir matom, kad atsiranda mygtukas tvirtinti. Dabar šitoje vietoje vėlgi turim vieną dokumento versiją, matom, kad šitas aktas laukia patvirtinimo. 8.8.1.1 toks aktas yra. Pasižiūrim, turim tokį aktą ir mes matom, jisai laukiamas patvirtinimas, atsiranda kitų aktų sąraše. Persižiūrim, viskas mums čia tinka, patinka ir tvirtinam. Aktas yra patvirtintas, pasikeitė patvirtintas, tą patį matomės ir čia, kad jis yra patvirtintas. Ir dabar supratom, kad nepridėjom vieno darbuotojo, kažkurio čia vietoje, dar yra dar vienas darbuotojas, čia turėtų atsirasti, mes galėtume jį pridėti. Kaip tą padaryti, tai reiškia, mes galim tikslinti
kai paspaudžiam tikslinti, bet vėlgi klausia, ar tai noriu tikslinti, nes kai sukūrėm tikslinti, turim antrą versiją ir jinai yra nuvežti. Šičia, kol kas matom patvirtintą versiją, viskas yra tvarkoj, bet jeigu tikslinam, pasirinkam savo antrą versiją ir kągi mes čia tikslinsim. Sakėm, kad pas mus yra truputėlį daugiau darbuotojų. Pridedam dar vieną darbuotoją. Vėl su jo kažkokio numerį, su uždavimo data, pažymėjimu turim tokį darbuotoją. Ir važiuojam toliau. Kažkaip prasileidom dar vieną vietą. Važiuojam toliau ir dabar kas čia nutinka. Pradėjom dar vieną asmenį, jau galime rinktis iš kelių asmenų. Šičia. Ta sistema leidžia truputėlį greičiau užpildyti visą mūsų šitą protokolą. Einam patvirtinimus, vėlgi čia prašo naują patvirtinti, pridėti asmenį, kadangi naujas protokolas formuojamas, vis dar yra juodraštis ir sakom, paruošti šitą dokumentą tvirtinimui. Taip. Paruošiam, kas nutiko su prieš tai buvusią versiją. Ji vis dar galioja. Ir dabar esam tą antroji patikslinta versija, kur tokie esam dar vieną asmenį. Ir sakom taip, tvirtinam. Patvirtinam šitą aktą pasiruošę ir matom, kad pirma versija tapo nebegaliojant, nebeaktualiu. Turim vieną versiją vienai datai, ką mes pas save esam pasidarę. Aišku, galime naikinti. Parašius naikinimo priežastį, dokumentas bus sunaikintas ir kursim dokumentą nuo pradžių. Tokią situaciją turim, čia aktas buvo prieš tai parašytas ir panaikintas kaip toks. Tai sistemoje jis lieka kaip toks, bet jis mums taip ir netrukdo. Tai pastato parengties šildymo sezonai aktu kaip ir viskas. Kol kas praleisim efektyvumo tikrintojus, čia užsuksim truputuką vėliau ir einam toliau į šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų registravimo žurnalą. Jeigu mes tą dalyką anksčiau darėm popierinėse žurnaluose, tai dabar tą puikiai galėsim padaryti čia. Ir čia sukonstruota viskas yra taip, kad priklauso nuo to, ką mes čia pasirinksim, šitie pasirinkimai pas mus pasikeis. Pasirinkom, kad yra šilumos izoliavimas, matom, yra tik šitie du galimi darbų variantai. Jeigu pasirinkom kažką kitą, čia mes matom, darbas susijęs su šilumos tinklu, jau čia truputėlį kitas yra tipas, operacinė priežiūra, leidžia iš vieno pasirinkti. Ir vėlgi, kasgi šitą vietą, kas tai atliko? Norim kažkokius galim užrašus savo pasidaryti, tai nėra privaloma, kas yra privaloma, tuoj pamatysim, praleidom. Taip ir turėjo būti. Ir įsivedam, kad kas tai atliko. Vardas pavardė, kada atliko, turim tikslą datą, gal atliko 14:30, tarkim, ir kas jis tai, pareigos inžinieriai, ir išsaugom. Kai išsaugom, mus klausia, ar mes norim nurašyti skaitliukų rodmenis. Jeigu sakau, kad nurašysiu vėliau, mūsų darbas baigtas, su žurnalu ir tada, kai jau norėsiu, aš galėsiu čia ateiti ir tuos skaitliukus papildyti. Dabar jeigu aš einu tuo keliu, kad čia atskirai pildau, ne per aktą, tai šį čia vėlgi supildysiu tą patį, bet čia matau, kad kitoje informacijoje yra tuščias laukas. Tuo tarpu, jeigu mes tą darysim iš karto, tai kai sistema pasiūlė, išsisaugom, kažką mūsų prasileidę, gal greičiau sukursiu nori. Tai vėlgi išsirenkam darbus, kuriuos atlikom, užsipildom, gal žmogus papildomas. Pamatam kitą truputėlį. Kada jis šitą darbą atliko irgi šiandien, atliko 15:30 laiko. Kas jis buvo, jis irgi buvo inžinierius ir išsisaugom. Ar norim nurašyti dabar? Taip, norim nurašyti rodmenis dabar. Kas čia nutinka, kad mums nereikia suvesti šito darbuotojo vardo pavardės,
Reikia suvesti datos, visą tai lieka iš karto supildo. Ir mes šitą vietą susivedam. Kada mes tą padarėm? Nu, turbūt padarėm ne 7 mėnesį. Padarėm būsim turbūt šiandien. Na, sakėm, šiandien darėm 25 dieną. Valandas rodom, kada tas atliko. Na ir dabar supildom visus parametrus, kuriuos mes čia turim. Parametrai tiesiog kaip pavyzdiniai, nuo tikrų, manau, gali smarkiai skirtis. Ir spaudžiam saulėti. Va, turim du įrašus turim. Dėsim trečią, turėsim trečią ir taip važiuosim toliau. Tai su žurnalo pildymu kaip ir viskas, su šilumos rodmenimis kaip ir viskas. Dabar perėsim prie sekančio punkto, tai yra šildymo sistemos ir kombinuotos šildymo ir vėdinimo sistemos tikrinimo ataskaitos. Čia gali būti tie efektyvumo tikrintojai, kurie teikia tokias paslaugas, apie kurias ką tik kalbėjau anksčiau, kai prisiskirinėjom savo pastatą. Ir turim vieną užpildytą, pildom antrą. Ir čia mes turim jau truputėlį daugiau žingsnių, bet tie, kurie pildė, žino, kad aktas tikrai yra didelis. Tik tiek, kad jisai čia yra visas su skaitmenizuotas. Vėlgi pasirenkam, kokios kategorijos, pastato aukštingumas 30 metrų, aukštų skaičiai 5, amžius kokie 15 metų, iš tam pastatų bendras plotas koks nors yra tiek, šildymas plotas toks, projekto temperatūra tebūnie tokia. Ir toliau vėlgi perinam prie sekančios dalies, kada įrengta šita sistema. Nu, įrengta turbūt kokiais 2007 metais. Renovuota, taip, renovuota, vakar renovavom. Kokia pasto būklė patenkinama, planai turim, dokumentus turim, būklė patenkinama, nu gal neturim pasto planų, kad kažką pažymėti iš tos pusės. Ir toliau pildom sekančius punktus dėl izoliacijos, užpildom informaciją. Vėlgi užsipildom tai, kas mums ten priklauso. Ir tokius dalykus, nu, tarkim, turim įrengtą, pasižymim, ir turim kažkokį įvertinimą. Spaudžiam tęsti, perinam į sekantį žingsnį, veikimas ar atliekama, nu ir toliau susivedam, kokios čia buvo tas mūsų sąnaudos per metus tonomis. Nu, tarkim, ten 22, rašau, bet ką, prisipažįstu, turim ir vėlgi turim. Jeigu duomenų neturim, taip ir parašom, kad neturim. tą užpildėm, judam toliau į sekantį punktą. Vėlgi, kokie pas mus yra šilumos prietaisai, turbūt radiatoriai, šildymo prietaisų skaičius, koks nors 10, tarp vienas prietaisas, pajungimas tebūnie toks, išdėstymas, išdėstymo aprašas, vėdinimo sistema. Turim kažkokią kitą, ne, turim vienas prietaisas, susivedam tą informaciją. Toliau susivedam apie sekančius duomenis ir judame sekantį žingsnį. Atvažiuojam vėlgi, turbūt žinoma, ką reikėtų pasirinkti, ne? Tipas, neturim, gal turim. Ir šičia vėlgi suvedam informaciją. Tai reguliatorių sąrašas. Pabandom nesiršti, man atrodo, jis yra būtinas, panas taip yra būtas. Kurie laukai nėra privalomi,
pilną šitą ataskaitą, jeigu tiesiog fiziškai neturim. Nu ir toliau jau susivedam sekančius parametrus. Turint rublius, su rublių galia kažkokia tai yra, turbūt tebūnie tokia galia, natūrali, uždaras, mechaninis, nėra, ventiliatorių galia, irgi koks yra 100. Toliau ortokį tipą nusirodom, išsiaiškinau, kokios yra sistemos sąrašas, kokie yra pas mus ventiliatoriai. Šita dalis turbūt visiems puikiai žinoma. Mes turėtume ją praeiti iki galo, tam, kad užpildyti. Toliau turim generatorių skaičių tepą, turim vieną, ir katilų skaičius 1, turim diagramą, čia pasirenkam, kokios gamtinės dujos bus pas mus, ne, toliau tipas, ir tarkim, šitą pabandykim praleisti. Kaip ir minėjau prieš tai, ne visus laukus privalome užpildyti. Ir tada jau apsirakom katilą, koks tas mūsų katilas. Ruošimui katilas, prašau suvesti pilną informaciją apie jį, kada jis pagamintas, pagamintas turbūt prie kokius metus, kada įrengta, bet turbūt ir įsirengėmės jį prieš metus. Atitinkamai ir eksploatacijos pradžia, kaip ir prieš metus. Gal truputį vėliau. Gal tam buvo šiltas ruduo. Toliau rūšį pasirenkam, kad galbūt yra gamtinės dujos. Ir toliau apie degiklį vėlgi visą informaciją susivedam, kuri priklauso. Terminė, ženkliuko nudalas neturi. 100, 1000, nežinau. 100 atliekama yra. Vėlgi tiesiog susipaukščiuojam ir tai pas mus vėlgi užsifiksuojam. Tai vėl pravažiavom sekantį gyvenimą. Jeigu neturim paslaugės, nėra privalomas, tai tą norėjau parodyti. Ir toliau, ką mes turim. Turim kažkiek, kiek čia tų valandų pradirbom. 500. Čia, man atrodo, galima praleisti. Tai čia mes tam kūros naudojam. Toliau informaciją, kad turim persivedam. Ir vėlgi, einam į sekantį punktą, kad kiek esas turim mažiausia, mažiausia. Koks kartai parškapinės, vardinė apkrovo procentais, tarkim 10, dalinė 10 ilgai, tiesiog, kad užpildau standartinės duomenų, kažkokiais testingais. Tarkim, 20, 20, 20. Ir atitinkam susipildėm. Nesisaugėm, tai ką mes galim per šilumnešio parametrus pasakyti. Viskas čia pas mus yra gerai. Judam toliau. Va, kiek čia mes tų kilovatų sunaudojam? 100. Šilumos nuostoliai, 10. Temperatūra, kažkokia tai. Stopam. Važiuojam toliau. Išvadas atitinka ar netitinka. Surašom. Įgyvendinta ir vedimas rekonstrukcija, kada atlikta. Sakėm, kur tai atlikom nesenai. Tada surašyti galim kas paukas yra privalomas, susipildom ir dabar tikrinti. Man atrodo, kad turbūt pradėsim save, galim pridėti ir kitą asmenį, bet
Apie asmenį galima kalbėti, kas čia gali, tas, kas teikia, nes tiek Mindaugas, tiek aš esame keli specialistai, kurie gali tai vertinti. Tai galiu pridėti ir save. Ir pasiruošim tvirtinimui. Jeigu viskas gerai, matom, kad mūsų laukia patvirtinimo, versija pas mus yra viena. Ir spaudžiam patvirtinti. Pasitvirtinom, viskas kaip ir veikia. Jeigu išeisim į ataskaitas, tai matom, kad nėra patvirtinta. Ir dabar sakom, kad galim tikslinti kaip praeitą kartą, arba galim ją tiesiog panaikinti. Su tikslinimu tai bus vėl ta pati procedūra, vėl čia atsiras patvirtintas, atsiras juodraštis, antras dalykas. Pavyzdžiui, sakom, kažką ne taip visiškai padarėm. Tai paspaudžiam naikinti, kad duomenys. Pasitvirtinam, kad dokumentas yra panaikintas. Galim pasižiūrėti sugeneruotą dokumentą, jeigu norim, kad tą patį panaikintą. Ir dabar matom, kad šis yra panaikintas, natūraliai mes turbūt kursim naują aktą šitoje vietoje. Čia buvo galbūt pati ilgiausia dalis šitoje vietoje. Dabar dar nekalbėjom apie oro kondicionavimus. Irgi kuriam naują. Čia bus tik tai 4 žingsniai. Truputėlį patogiau. Irgi susivedam duomenis. Taip, nenaudojam. Privalomas laukas. Gerai. Privalomas irgi susivedam. Sistema neleidžia praleisti. Neprivalomas laukas. Išėjom į antrą punktą. Dar apie punktus, ką pamiršau pasakyti, kad matom užpildytas punktas, pildomas punktas ir pilkas, tai jis dar nepradėtas pildyti. Ir vėl žiūrim, ar dokumentacija yra, šiuo atveju nėra. Duomenis turim. Naudojimas yra toks. Jeigu neturim, pažymim varnelę, kad tokių duomenų neturim. Netikrinta sistema, vėlgi, jeigu netikrinta, nurodyti priežastį reikia, jeigu tikrinta, jeigu atlikta, tai tada viskas tampa gerai iš karto. Ir vėlgi prašo įvesti informaciją apie sistemą. Ir rezultatai, ir jums reikės, mes visi šis saugom važiuoti sekančiam punkte. Reikalingos išvados, kad atitinka, viskas gyvendinta, trūkumų nėra, kita tikrinimo data. Kaip matom, kita tikrinimo data negali būti mažesnė už būsimą, už esamą, tai sakom, kad bus po 5 metų. Po 5 metų. Ir jeigu reikia, dar įsivedam pastabas, jeigu nevažiuojam toliau. Viskas, tas susiderinta. Vėlgi pridėti galiu save, galiu kitą asmenį, tai rodžiu, kaip tai veikia. Ir paspaudžiam paruošti tvirtinimą. Kai paspaudžiam paruošti tvirtinimą, mums sistema parodo, ar mes turim klaidų. Padaliau turim klaidų. Neužpildyta, viršus. Kai įsivedam adresas neužpildytas. Tikrai taip. O dar nėra unikalaus numerio. Tikrai taip. Ir paspaudžiam išsaugoti. Viskas, dar kartą ruošiam tvirtinimą. Viskas sėkmingai, laukia patvirtinimo. Statusas pasikeitė mūsų šitos ataskaitos. Grįžtam atgal, grįžtam 4 žingsnį. Vėl galim trinti, galim atsisiųsti ją, galim redaguoti. Jeigu redaguosim, tai vėl čia atsiras antra versija, kuri bus juodraštis ir visą laiką bus matoma ta, kuri labiau patvirtinta, yra visą laiką viršuje. Spaudžiam patvirtinti, dokumentas patvirtintas. Turim patvirtinti. Iš mano pusės, kaip ir perėjom per visus punktus,
O dabar perduosiu žodį kolegoms ir jūsų klausimai atsakymai. Dėkui.